Gerbiama auditorija, man yra garbė skaityti pranešimą šitoje konferencijoje. Kaip jau mane pristatė, esu gydytoja rezidentė Ona Lapteva, šioje dalyje aš atstovauju neurochirurgus ir noriu jums pristatyti unikalią pacientę, kuri buvo gydyta komandos neurochirurgų, infektologų daktarės Audronės Marcinkutės ir pilvo chirurgų. Tai yra atvejis apie alveokokozę su išplitimu į galvos smegenis. Buvo moteris 63 metų, Rokiškio gyventoja, 2005 metais buvo atsiųsta į infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninę su diagnoze kepenų echinokokozė ir įtariama plaučių echinokokozė. Pacientė skundėsi skausmais po dešiniuoju šonkaulių lanku. Iš anamnezės sirgo pirminė arterinė hipertenzija ir dislipidemija. Buvo gydoma antihipertenziniais vaistais ir statinais. Atlikus pilvo organų kompiuterinę tomografiją buvo jau 2005 metais stebėtas masyvus, kalcifikuotas, heterogeniškas sugriuvimu dešinėje kepenų skiltyje darinys peraugantis portinę sistemą. Krūtinės ląstos kompiuterinėje tomografijoje buvo stebėti dauginiai židiniai, taip pat sugriuvimu kalcifikuoti daugiau dešiniajame plautyje. Ir buvo suformuota klinikinė diagnozė alveokokozė su transdiafragminiu išplitimu abipus į plaučius. Tai buvo 4. stadija pagal PNM klasifikaciją. Terminalinė stadija PNM klasifikacija yra panaši onkologijoje naudojama TNM klasifikacija, kur P tai yra parazito užimamas dydis, parazito pažeidimas kepenų, N tai yra ekstrahepatinis išplitimas ir M tolimosios metastazės. Pacientė buvo konsultuota pilvo chirurgų, buvo nutarta, jog atvejis yra neoperuotinas. Jai buvo pradėtas konservatyvus gydymas. Iš pradžių mebendazolių 200 mg, paskui tas gydymas buvo pakeistas į schemą albendazolis 400 plus prazikvantelis. Noriu parodyti, jog nuo 2007 metų antiechinokokinių antikūnų titras mažėjo, tačiau 2009 metais buvo paskirtas gydymas albendazolių 200. Pacientė šio gydymo netoleravo ir 2010 metais buvo grąžintas gydymas albendazolių 400 mg. Per sekimo laikotarpį pacientės liga progresavo, darinys kepenyse didėjo. 2011 metais ji buvo gydyta pilvo chirurgų dėl mechaninės geltos, atliktas tulžies latakų stentavimas. Norime atkreipti jūsų dėmesį į šią skaidrę. 2006 metais buvo nustatyti aukšti titrai antikūnų, kurie yra metastazavimo rodiklis. Taip pat norime tokią kelti kaip ir klausimus, diskutuoti, uždavėme savo klausimus, norime ir jums užduoti. Sekimo laikotarpiu pacientė kelis kartus sirgo pneumonijomis, galbūt galėjo vykti kažkokia farmakos sąveika. 2009 metais, kaip minėjau, netoleravo gydymo. Klausimas, ar ji vartojo vaistus reguliariai. 2011 metais atliekant kompiuterinę pilvo organų tomografiją jau stebėti iki pusės centimetro židiniai dešiniajame inkste. 2011 metais pacientė atvyko į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Neurochirurgo konsultacijai skundėsi galvos skausmais, progresuojančia kairiąją hemiparezę ir epilepsijos priepuoliais. Objektyviai buvo stebėta kairės pusės nervų spacialis paralyžius ir ataksija, simptomai buvo apie 2 savaitės. Galvos magnetinio rezonanso tomografija parodė netaisyklingą kaupiantį kontrastą, darinį motor strypę su masyvia perifokalinė edema. Nežinau, ar matosi, nes labai tamsiai. Čia gal. Pacientė buvo operuota, buvo rastas pilkšvai baltas, aiškiai ribotas nuo sveiko nervinio audinio, lengvai šalinamas echinococcus multiloculiaris metacistodas. Histologiškai tyriant operacinę medžiagą patvirtinta diagnozė, tai buvo dauginės pasteigiamos cistos, supamos nekrozės ir uždegimo. Po operacinėje kontrolinėje kompiuterinėje tomografijoje stebėtas makroskopiškai radikalus darinio pašalinimas. Pacientė po operacijos neurologiškai gerėjo, tačiau antrą po operacinę parą pradėjo skųstis pilvo skausmu. Tyriant buvo atmesti peritonitas ir žarnų neprieinamumas, tačiau stebėtas ascitas, kuris gydymo eigoje progresavo, sukeldamas kvėpavimo nepakankamumą ir po 5 parų po operacijos pacientė egzitavo.
Autopsija pateikė tokius duomenis, buvo rasta kepenų tuščiosios venos trombozė, hidroperitoniumas ir kepenų ir plaučių echinokokozė. Mūsų reziumė. Tai yra pirmas mūsų žiniomis alveokokozės su metastazė į galvos smegenis atvejais Lietuvoje. Prieš tai buvo publikuotas cistinio echinokoko atvejais galvos smegenyse. Atsižvelgiant į pacientės ligos stadiją, ji buvo neoperuotina, buvo gydyta konservatyviai ir esant labai sunkiai neurologiniai būkliai buvo suteikta skubi neurochirurginė pagalba. Po operacijos pacientė neurologiškai gerėjo, tačiau dėl lėtai progresuojančios ir sunkiai kontroliuojamų sunkių ligos komplikacijų pacientė mirė. Trumpai literatūros apžvalga, čia dėl laiko stokos praleisiu. Dėl galvos smegenų pažeidimo. Metastazės ir alveokokozės atveju nustatomos iki 1%. Kai kurie autoriai nurodo didesnį dažnį, gali būti solitarinės ir daugybinės, paprastai lokalizuojasi virš tentoriumo, vidurinės smegenų arterijos baseine. Kliniškai pasireiškia padidėjusio intrakraninio spaudimo simptomais, tačiau gali būti ir židininė neurologinė simptomatika, galvinių nervų paralyžius ir epilepsija. Magnetinio rezonanso tyrime tai yra solidiniai multilokuliariniai cistiniai dariniai, panašus į vynuogių kekės. Mūsų tyrimo atveju buvo vynuogių kekė, priminė tas darinys magnetinio rezonanso tomografijoje. Dažnai su kalcifikatais perifokalinė edema kaupiantis kontrastą. Čia yra vienas pavyzdys, tai yra žiedinio kopūsto kontrasto kaupimo vaizdą primenantis, žiedinio kopūsto vaizdą primenantis kontrasto kaupimas. Histologiškai daugybinės cistos su pasteigiama membrana. Uždegimas nekrozė, literatūroje rašoma, jog galima kartais rasti ir kalcifikuotą parazitą. Diagnozę patvirtinti galima tyriamojoje medžiagoje radus parazito DNR. Serologija. Diagnostika ir kontrolė antiechinokokiniai antikūnai. Serokonversija yra labai aukšta, tačiau klaidingai teigiama net iki 1/4 atvejų. Dabar dėl gydymo. Nėra oficialaus sutarimo dėl metastazių gydymo, yra pasirinktas gydymas radikali rezekcija, jeigu tai yra įmanoma. Dėl, kad nesukelti labai didelio neurologinio deficito, po radikalios operacijos yra inicijuojamas gydymas benzimidazoliais 2 metus. Pacientas yra stebimas mažiausiai 10 metų dėl galimo recidyvų. Jeigu rezekcija buvo neradikali arba pacientas buvo neoperuotas, tuomet yra pradedamas ilgalaikis, netgi visą gyvenimą trunkantis gydymas albendazoliu. Ačiū.